Sveikos karalienės, šis podcastas bus pokalbis, kaip perauklėti save, kad pasiekti meistriškumą gyvenime. Savarankiškumą, tą moterišką savarankiškumą ir vidinę jėgą, kad gyventi turtingai savo viduj bei materialiam pasauliai. Aš Žydra Geštautaitė ir vedu moteris į malonumo kelionę, kad visos atrastų visus tipo gilius orgazmus ir su tuo ateina paleidimai ir atradimai galingesnės, labiau mylinčios savęs, kuria magija visai kitam lygyje. Taigi šis podcastas, kitaip tariant, yra kaip būti laiminga ir turtinga pagal save. Apsibrėžti savo taisyklės. Karalienė ta, ne kuri valdo kitus, bet kuri įvaldo save. Svarbiausias, didžiausias supratimas, ir man jau yra 48 metai, praėjau šitą kelionę, ir didžiausią supratimą gyvenime turiu tai, kad ir ribos, ar tos nematomos lubos mūsų galimybių, ar finansų yra tos, kurios mes apsibrėžėm. Iš tikrųjų tai yra tos, kurias mus instaliavo. Mūsų aplinka mums taip įbrėžė ir mes patys nesąmoningai toliau diktuojam, kiek, kaip ir kada. Ir seksualumas yra tas įrankis, kuris parodo tai. Bet tiem ar tom išrinktom, kurie eina to keliu, kurie eina į gylį. Taigi mes gaunam tai, ką mes sau leidžiam. Žmonėms elgtis su mumis, kaip mes jiem leidžiam, mes jiem diktuojam. Jie iš tikrųjų mus jaučia, mūsų energetiką. Perauklėdami save galim atsikratyti mums primestų poreikių būti maža ar vaidinti maža gyvenime, tas kuklumas. Kai motiniškai auginam vaiką savy, puoselėjam vidinę saugumo ir besąlygiškos meilės aplinką, kurios vaikystėje nepatyrėm. Tai gydo užšaldytą ankstyvųjų traumų energiją ir sugrąžina mūsų tą vidinį vaiką į čia ir dabar, į tą dabartį. Kur tyrumas, nekaltumas, gyvybingumas ir kūrybiškumas ir naujos galimybės gali mus atverti visai kitai versijai mūsų gyvenimo. Ir man atrodo, jūs čia visas atėjot tos naujos galimybės, naujos versijos savęs. Ir iš tikrųjų nieko galingesnio neradau nei jungimo savo gyvybinės energijos, kad atšaldyti tą prarastą, uždarytą energiją. Tantrinis masažas, girdėjote apie tai. Galima daryti daug praktikų, bet gyvybinę energiją greičiausiai ir galingiausiai atversim naudojant seksualumą. Pats galingiausias įrankis, visa didžiausia paslaptis, kodėl religija nuo mūsų tai slėpė, kodėl sistematingai nuo mūsų tai atėmė, nes už ten slepiasi visa ta galia. Ir nesvarbu, ar tai būtų tas seksuali energija su partneriu ar be. Kai jungiam šitą energiją, naudojant savo kūną, įsijungia kaip ir turbo galia, kurie eina per kūną, į širdį, į sielą, bei į protą. Už tai sukuria visai kitas mintis, kito lygio vibracijas. Sustoja meluoti savo ar proto lygiai rutuliuoti save. Įsijungia galingas aš, labai galingas aš. Bet tas ne ego aš, bet tas iš širdies. Tas tikras autentiškas be blokų, ribų ar traumų. Iš tikrųjų mes pamatom visą tiesą. Galbūt kai kurie nenori eiti to kelioniai, nes jaučia, kad ten tiesa nori gyventi mažam žaidime, netiesoje. Įsipareigoję ir nuosekliai dirbdami galiausiai galim peržengti tą netikrumo tą ribą. Kai mūsų vidinis vaikas jaučiasi pakankamai saugus, kad pajustų savo prigimtinę gausą, kylančios iš pačios būties. Visada stebiuosi savo vaiku, kaip jis manifestuoja.
Ar tai randa pinigų, kai aš ką nors jam nenuperku ir galimybės randa nusipirkti. Jeigu nenori eiti į kažkokią stovyklą, žiūrėk, tą stovyklą susirgo, vadovė uždarė, važiuojam ryte, jo norai išsipildo. Tas vaikiškas tikėjimas yra galingas. Ne tas, kuris užsidarė, kur nebetikim, kur skauda, negatyviai mąstom. Ir net nežinom, kad tai vyksta, nes tai viskas vyksta pasąmonėje. Tai iš tikrųjų, praktikuodami tą geresnę versiją, tą peržengimo ribas, tą atvėrimą vidinį turtą ir gausos jausmą, mes tada suprantam savo būties didumą ir pilnatvę. Nebereikia išorinių dalykų. Suprantam, kad mumyse tai yra, kad mes tai turim. Ir mes tiek daug galim. Deja, kažkaip pametėm. Laikui bėgant susiformuoja stabilus padidėjusio vidinio saugumo pagrindas, kuris lemia nuolatinį ir pasitenkinimo jausmą. Jeigu tai darom kasdien, jeigu įdedam pozityviai, aplinką savo sukuriam pozityvumo, kurie kuria, nežemina, kurie leidžia tau augti kaip karalieniai, savarankiškai, stipriai. Mes diktuojam sąlygas, net jeigu aplinka to nepalaiko. Būnant toj būsenoj atsiranda begalinės meilės, paramos ir erdvės būti tuo, ko esi pojūtis. Toks užburtas ratas. Kaip tai pakeisti, ar ne? Kaip ateiti tą būseną ir pojūtį, jeigu aplinka to nedavė? Tai daryti kasdien, iki kol vieną dieną atsitiks natūraliai. Tas begalinės meilės bei paramos iš visatos ir paties gyvenimo jausmas. Pradėti suvokti, kad pati mūsų esmė yra gausa. Žingsnis po žingsnio ir ta diena gali ateiti, kada būsim to vietoj. Galbūt ir nebuvo tai natūraliai. Pasaulis mus mokina, kad išorinis pasaulis yra svarbiausias, o vidinis yra antraeilis. Tačiau yra ta paslaptis, kad tai yra priešingai, kad tapti savo gyvenimo meistre, vidinis pasaulis turi būti pagrindinis. Kada save, savo emociją, savo gerovę pastatai pirmiau, svarbiau, nei kažkokį materialinį pasiekimą. Meistriškumas reiškia gyventi iš šviežios vidinės energijos. Besąlygiškai mylėti save, būti ir suvokti, kad esi šioj žemoj energetikoj ir praktikuoti aukštą vibraciją. Kada pamatai ir save pagauni, bum! Viskas, keičiu mintis, keičiu vibraciją. Pašoku, pasigratau ir mano mintis ateina kitokios. Šimtai moterų praėjo pro mano kursus ir labai gerai žino, kad užima 1 minutę pakeisti, transmutuoti tą energiją į aukštesnį vibraciją. Kiekviena tai gali, reikia tik norėti. Ne visos nori ir deda darbo. Ir tada ateina ta viena diena po mėnesių ar metų praktikos, kada nebepriimi žemų vibracijų. Žemos vibracijų žmonių ar situacijų numušančių tavo vibraciją. Atsisakai artimų žmonių. Vien dėl to, kad nebenori, kad tave nutemptų. Visada juos gali pakviesti, pakelti, bet nebepasiduoti nutempimui. Galų gale nustatai savo standartus. Standartų nustatymas atsižvelgiant tai, kiek save vertini. Čia nekalbu apie ego. Čia nekalbu apie aš, kaip ta frazė I, myself and I. Nebuvimas egoizmo. Čia yra meilė sau. Griežta meilė sau. Statymas savęs stiprios,
moteriškos, pasitikinčios savimi. Moteriškumas nėra tai tik jausti emocijas, būti švelniai ir seksualiai. Taip pat yra apie severenų moteriškumą, tą nepriklausomą, kuris pats nustato savo standartus. Moteriška moteris nėra doormat, tai nėra kilimėlis. Jinai žino, kada būti švelnia, bet jinai žino, kada būti tvirta ir nustatyti savo ribas. Pabudimas į save. Sluoksnių lupimas, kad atsiskleistų savastis. Tai nevyksta per vieną dieną. Tai gali tęstis mėnesius, metus ar visą likusį gyvenimą. Paleidimas tapatybių, kad turėtum erdvės kurti savo tapatybės, savo versiją savęs. Tada gali pradėti pereiti prie meistriškumo, nes atsiranda vietos, kaip naujas piešinys, naujas plakatas, kurį gali kurti, praktikuoti meistriškumą ir have fun, kaip sako, tai darydama. Kaip įkūnyti suverenų ar nepriklausomą moteriškumą. Kad galėtum įžengti į savo meistriškumą, turim vis labiau valdyti save ir savo energiją. Niekas nekalba daug apie energiją, dažniausiai valdyk savo protą. Bet mūsų energija yra ta jėga. Ir tai reiškia saugoti savo vidinį vaiką ir taip leisti savo vidiniam gyvenimui tapti tavo prioritetu. Tavo nepriklausomybė yra tai, kas leidžia tau visiškai sužydėti ir atskleisti visą savo potencialą. Viskas kyla iš šio įsipareigojimo. Tai, ką visuomenė laiko savanaudišku rūpinimąsi savimi, iš tikrųjų yra didžiulė tarnystė. Ilgainiui galingas savęs stiprantis ciklas įgauna pagreitį dėl didesnės savigarbos, vientisumo ir vidinių vertybių bei išorinio ir vidinio gyvenimo suderinamumo. Mes patys save įvaldom. Tai nereiškia, kad tapsi vien apie save. Kai įvaldysi save, pradėsi pamatyti išorinį pasaulį, pradėsi žengti link kelionės, link misijos, kaip tu galėti pradėti žmonijai. Bet jeigu tu nesusitvarkai su savim, kaip tu gali padėti kitiem? Jeigu neturi meilės sau, kaip tu gali mylėti kitą? Tai gana banalu ir paprasta. Daugelis moterų kovoja su savo potencialu. Neturto žinutė yra tokia. Jei būsiu tikroji, būsiu didelė, būsiu atstumta, turiu likti maža, arba gera mergaitė, arba kažkam įtikti, kad mylėtų. Bet kada ateinam į tą vietą, kada mes mylim save ir matom savo potencialą, mes darom tai, ką norim, besąlygiškai ir esam dar labiau mylimos ir vertinamos šiam pasauliui. Vėlgi, keistas ciklas, bijom paleisti, bet kai paleidžiam ir ateina tas momentas, suprantam, kam aš to laikiau, kam man reikėjo būti maža. Tai iš tikrųjų buvo kančia ir rezultatas mažas. Kada ateinam į savo laisvę ir nepriklausomybę, rezultatas 1000 kartų padidėja. Ir banalumas tai, kad šių ribojančių minčių procese kas nors jūs kontroliuoja. Asmuo arba senas programavimas, religija, televizija ar sistema ir lieki išsekusi, nepasitikinti savim, sutrikusi ir nusivylusi. Ir tiek budėjai pastangų. Ir nebuvo to rezultato. Niekada neatėjai į tą vietą, kada jautėjai pilno gyvenimo srautą. Neseniai ir man ta fazė atėjo. Iš tikrųjų sugriuvo daug nuostatų ir ką dar nesąmoningai laikiau. Tai viskas sugriuvo masažo mokymuose Balyje prieš metus. Žinau, kad daug kas sugriuvo tada, bet užėmė metus suprasti, kas sugriuvo ir kad dabar galiu statyti ir vėl save kurti bei auklėti ir užsiauginti savo
vidinę karalienę visai kitokią, kuri nepasiduoda žeminimam ar laikymam maža, nors ir subtiliam lygyje. Taip, išorai galim pasakyti, ne, tu man taip nepasakysi, tu man nepadarysi, bet vis tiek suradau tų žinučių, žemų vibracijų, programuojančių mane. Kaip pavyzdys darbas su mokytoju, kurį atsivežiau Lietuvą, žinojau aš jo visas silpnybės, kurios nėra visai kai kurios etiškos ir pagal mano vertybės nepriimtinos. Bet įsijungia čia toks lietuviškas mentalitetas. Kaip pavyzdžiui, apie politikus. Dažnas pasakys, na, jis vagia, bet už tai kiek daug sukuria naudos žmonėms. Žinom ne vieną tokią, ne. Ai, žiūrėsim į kitą pusę, nes padarė daug naudos. Kitas galėjo iš vis nieko nepadaryti. Sukūrimas naudos nenunulina vagimo. Vagimas yra vagimas, yra faktas. Tai riba, kuri neturi būti peržengta ir kodėl mes tai priimam, nes turim mažą nuomonę apie save ar galimus standartus. Mūsų praeitie to daug buvo, už tai ir priimam kaip normą. Kitokio meniu niekas nepasiūlė. Lygiai tas pats, kas ir santykiuose ar seksualume. Leidžiam daug dalykų, kur mums nepriimtina, nes kitaip nežinom. Neišgydėm savo vidinio vaiko, nepastatėm savo nepriklausomos tvirtos karalienės ir nediktuojam savo sąlygų iš širdies. Taip ir aš dirbau su tuo, ką turėjau. Bandžiau pateikti žmonėms naudą ir slėpiau, kad nematytų jo to kitas nupuolusias pusės. Vis tiek baigdavosi tuo, kad nukrypdavo, sukasdavo dantis ir toliau bandydavo kontroliuoti. Žmonės matė jo tik pusę, kur šypsosi, atsivėrusi, o šiukšlių nematė. Matė tik mano kontrolę. Na, kaskart vis kažko prikėsdavo. Ir tai vyko vien todėl, kad aš toleravau ir skaičiau kažkur savo viduje, kad tai aš to esu verta, kad aš esu maža, kad kažko aš dar nemoku ir man jo reikia, nes aš nemoku, jaučiuosi nepakankama. Ir tai kitas žmogus mato, jaučia, sužaidžiant tavo silpnybių ir pasinaudoja. Ribos trūko praeitą vasarą, kai ego įsijungė taip stipriai, kad padarė neetiškų dalykų pačiuose mokymuose. Tai mano buvo vidinis perversmas gana, nes tai pradėjo veržtis iš mano kontrolės. Taip, tai vyriška energija. Atėjo ta žinutė, labai aiški žinutė viduje, kad tai turiu paleisti. Kad ir bijau, nes galbūt viskas sugrius, turiu paleisti. Ir paleidau. Savo viduje atsisveikinau ir pasakiau viskas. Kas bus, tas bus. Kursiu, sugebėsiu, nesugebėsiu, kažką kitą sugebėsiu. Atsisakiau su juo dirbti bei bendrauti. Tai nebuvo lengva, nes jau buvo nemaža priklausomybė. Mano mažų identifikacijų prie mokytojo energijos. Verslio pusė pastatyta per daug ne ant savo, bet ant jo. Taigi mano vidinė sovereign karalienė turėjo užaugti. Teko daug perauklėti save ir matyti, kaip tai vyko. Tas procesas, žiūrint atgal, kaip tai aš padariau, ne už savęs, bet pasakyti, pamačiau. Kaip aš toleravau, būdama mažoj energijoje. Teko atsistoti ant savo kojų, nubrėžti savo aiškės ribas, net ne kitiem, bet savo. Pasitikėti, pradėti savim ir savo intuiciją, suprasti, kad aš esu pakankama, kad aš žinau, kiek man reikia žinoti šiuo metu. Kad mano vidinė mergaitė yra pakankama ir mylima.
Kada mes negaunam pakankamai meilės vaikystėje, mumis lengviau manipuliuoti, nes per daug pasitikim kitais, kurie turi autoritetą, kuriems atiduodam didesnę vertę nei savo. Taip atsitinka nesveika priklausomybė. Iš jos išaugom tik tada, kada patys sugebam save perauklėti ir duoti tą meilę, kurios mums reikia. Tam vidiniui savo pasauliu ir tada išorinis pasaulis keičiasi. Taip nutiko ir man. Toliau atsiveža šį mokytoją kitos mokytojas ir pasidalinau savo mintimis ir tai, ką žinau apie šį mokytoją, nes pažįstu jį labai daug metų. Ir tai neveikia joms. Jos manęs negirdi. Ir tame procese labai gerai supratau, jei man būtų tai kažkas sakė prieš daug metų, aš turbūt taip pat nebūčiau girdėjusi. Tai yra jų kelionė. Tai yra tas mokytojas jų paleidiklis, mygtukas, chaoso sukėlėjas, atliekantis savo rolę. Jis pasirenka savo lygio žaidimą ir žaidėjai turi suprasti, kad jei nori augti aukščiau, turi pasitraukti šio žaidimo ir ieškoti naujo, kad toliau kilti. Ir nieko padaryti, padėti kaip seserystei negaliu. Jos pačios turi užaugti kaip suverenios, nepriklausomos karalienės. Tai yra mokytojas, kuris nenori augti ir mokinio pareiga tai suvokti ir atsisveikinti. Man svarbu etiškumas, profesionalios mokytojo ir studento ribos, pagarba bei mokymų pati aukščiausia vibracija. Ir tai svarbu pamatyti, kai mes augam, kad paleisti kai kurios mokytojus. Mes kiekvienas pasirinkam savo tinkamą lygį tuo metu. Netgi blogi mokytojai yra mūsų idealiausi mokytojai. Verslo kurso, kiek ėmiau, būdavo visai nepataikydavo, visai ne į temą. Bet jie atvedė mane ant kito laipto. Tai nereikia bijoti padaryti klaidų. Tos klaidos, jeigu esam atsibudę, yra didžiausios pamokos. Naudingiausios pamokos. Ypatingai, kai kalbam apie seksualumą, kartais vyrai mokytojai pasimeta šitoj srityje. Turim ne vieną skandalą, netgi mokykloje, kurio aš mokinausi. Dažnai vyrukai pasiklysta, seksualiai energijas nuveda į ego, o ne į širdį. Moteris tik atradusi galią pasako, kad vieną dieną ne. Ar tai būtų santykiuose, ar tai versle. Tai labai svarbu, tai priklauso nuo mūsų, moterų. Tapus suvereniu apima didžiulis ramybės ir laisvės jausmas. Ir mažiau poreikio keisti kitus, kad jaustumės gerai. Nebereikia keisti man mokytoją, nei du mokytojai, kur atsiveža. Buvo ta fazė taip pat. Tiesiog susikaupiu ties savim, savo pasiekimais, savo potyriais. Nebesvarbu, ką daro kiti. Ir dažniau mes galim pradėti leisti jaustis kitiems tokie, kokie yra. Atsisakyti prisirišimo prie to, kad jie mus matytų teisingai ar mus palaikytų. Nebereikia to. Tai tampa įmanoma, kad pasiekėme tam tikrą tašką, kai galime pakankamai tiksliai matyti ir vertinti save, savo ribas ir galime paleisti ir nekontroliuoti kitus. Tai įvyksta globojant savo traumuotą vaiką į saugią dabarties akimirką. Mes iš naujo auklėjam save realiuoju laiku. Jaučiant praeities traumas ir skausmą ir bet kokį dabarties situacijos skausmą, neatmetam. Tiesiog motiniškai auklėjam abiem lygmenis vienu metu. Nebeatstumėm, tiesiog leidžiam tom emocijom praeit pro mus.
Didelę galią turi tai, kad galime gyventi suvokdami daugybę lygmenų vienu metu. Suvokti save kaip suaugusią, dabartyje ir kaip vidinį vaiką. Taip pat kaip beformį dievišką buvimą, kurio esam giliausiam lygmenį. Taip gyvendamos veikiame aukštom vibracijom ir teigiamai veikiam savo aplinką. Mes moteris, sako, laikom 4 kampus, ar ne? Kokią įtaką turim savo energetikoje. Geriausias netobulos vaikystės panaudojimas tai yra pasinaudoti šeimos trūkumais, kad gimtų tavo didybė. Mūsų visos šeimos turi traumų ir emocinių nuoskaudų, mūsų tokia praeitis Lietuvos. Tavo didybė tai tiesiog daugiau būti tuo, kas iš tikrųjų esi savo esme. Tai yra gilesnė dovana, kurią galima gauti iš mūsų skausmo ir jo pamatymų sąmoningai, so to paleidimo. Tai tikrasis prisikėlimas, meistriškumas. Kai giliausiam skausme atrandam šviesą, sugebam ją išvelgti visur visame kame. Būti suverenė moterim tai būti švelnia ir nuožme. Abu viename. Leisti savo būti dėliai, leisti savo užimti erdvę. Darom pratimus kursuose, kad tai galėtume padaryti. Kai kuriom taip sunku, kai kurios tiesiog sužiba. Laikui bėgant pasiekiam tašką, kai mūsų vidinis vaikas jaučiasi pakankamai saugus. Kad pradėtų atsisakyti ankstyvųjų įsitikinimų, kurie mums sako, jog turim būti maži ir mažos, kad būtum mylima. Taip elgdamiesi mes vis dažniau galim patirti didesnį gyvybingumo, kūrybiškumo, džiaugsmo, palaimo, susijaudimo, komforto ir gebėjimo gauti daugiau gerų dalykų savo gyvenime lygį. Iškart po tantrinio masažo dažniausiai būna, bėgu kažką tai kurti, myliu pasaulį, myliu save, myliu visus, atsiveria visiškai kita esybė, supratimas savęs kito lygio. Vidinis vaikas šoka iš džiaugsmo, atrodo, nemokėjau taip džiaugtis kai kuriais dalykais, nemokėjau iš džiaugsmo šokinėt. Vidinis ryšys leidžia emociškai atsiriboti nuo toksiškų mažiau nei likti maža žinučių, kurias moteris gauna iš mūsų kultūros kasdien. Tada dingsta poreikis, kad kiti žmonės suprastų, norint jaustis gerai. Poreikis keisti ar modifikuoti kitus, kad jaustumėm būti mylimi, toleravimas blogio elgesio su kitais ir savęs kaltinimas. Kaltės jausmas dėl savo tikrų troškimų ir jausmų. Išsireiškimas savo poreikio, ar ne, kuri gali pasakyti kurse sudėtinga dalis, išreikšti savo seksualius poreikius ar savo svajones. Tai labai sudėtingas žingsnis daugumai moterų. Atleidimas. Tai jaučiamas suvokimas, kad jų elgesys niekada nebuvo susijęs su tavim. Niekad. Tai buvo pamoka tau. Gydant vaiko žaizdą ar motiniškai rūpinantis savim, įmanoma nuoširdžiai atleisti savo žaizdas ir kitiems žmonėms. Kaip jie galbūt nesąmoningai spaudė likti maža. Turi tai atleisti. Ir tas pervirsmo taškas ir buvo tavo pamoka, tavo proveržis ir tave spaudė, kol nesprogs. Tikrasis atleidimas įmanomas dėl to, kad labai giliai somatinių lygmenių pradedi suvokti, kad jų tų žmonių nesugebėjimas matyti tavęs kaip esi nesusijęs su tavim. Tai čia yra matrica jų ir tu ten jau nebetilpi.
Arba tiesiog nusprendai nebenori ten jų tilpti. Tu turi savo matricą. Tai įvyksta ne tik sąvokų lygmenių, bet giliai kūno ir sieloje. Štai man patinka dirbti su tantriniu masažu, nes tai paliečia visus lygmenis. Nėra tik smegenų plovimas. Tai labai tampa akivaizdu, kai tas skaudus elgesys iš tikrųjų buvo tik tavo baimių ir žaizdų atspindys. Tas ir skaudžiausia, kada supranti, kad ne jis ar ji kažką padarė, bet tu dėl savo tų žaizdų neužgydytų leidai. Iš tų buvimo mažos leidai. Suvokus tai nukrenta didžiulis svoris. Toks palengvėjimas atsiranda, erdvės kvėpuot. Kurti tai, ką tu nori. Kai suvoki, kad tavo didybė yra tavo dovana ir galios dalis, tada tik pradedi gyventi visą apimtim. O ko mes ir laukiam? Pagalvo, ko mes visada laukiam. Tai atostogų, tai švenčių, tai kažkokių pinigų, tai dar kažko. Ir visada tai susijęs to, kad pradedam gyventi. Čia ir dabar. Jeigu žiūrėtum į savo gyvenimą atgal, pasakytum, ką keisčiau. Jeigu mažai ką nori keisti, vadinasi, jau gyveni. Bet jeigu nori daug ką, vadinasi, dar lauki pradėti. Taigi paliksiu jūsų keletą teiginių pamastymui apie savo sovereign moteriškumą, kaip likti, kokios tos mintys programuoti į savo galvą kasdien, kai save pagauni negatyvę, kaip jas konvertuoti. Dabar aš myliu ir priimu savo didumą. Su meile priimu savo didelę energiją ir intensyvumą. Su meile priimu savo didelį gebėjimą mylėti. Su meile priimu savo didelės svajones ir troškimus. Su meile priimu savo didelį gebėjimą giliai jausti. Su meile priimu savo didelį įsipareigojimą tiesai ir autentiškumui. Su meile priimu tai, kas esu dabar. Su meile priimu savo dieviškumą, moteriškumą ir seksualumą. Sustabdyk ir pakartok dar kelis kartus ir užsirašyk tuos, kurios labiausiai rezonuoja. Tavo didumas nėra kitų atmetimas ar pranašumas prieš kitus. Tai tavo didingumas yra tiesiog tvirtinimas to, kas jau esi. Džiaugsmingas priėmimas savo vidinio vaiko. Supratimo, kad tu gali perauklėti savo vidinį vaiką į galingą, laisvą ir nesužalotą. Dažnai tą laisvę neatsiejam nuo supratimo. Vadinasi, aš turiu apleisti, ką mano motina instaliavo. Tai klaidingas supratimas, kada supina dukras ir mamas ir palieka konflikte. Būtent išėjimas iš šio susaistymo leidžia mums pareikšti savo galią bei paleisti kaltės jausmą. Tik paleidus šitą susisaistymą gali pajusti savo kaip individo teisę gyventi savo gyvenimą pagal savo sąlygas. Ir giliai viduj žinoti, kad tavo laimė jokių būdų neatima iš kitų. Tai yra pagarba savo tikrai prigimčiai kaip gausa. Pagalvok, ar bet kokie kitų žmonių gynybiniai bandymai sumažinti tavo dydį yra atspindys to, kokie maži jie patys jaučia savo gyvenime. Tau lieka pasirinkimas tik užjausti ir tai paleisti. Supraskit, kad tai, kaip kiti jaučiasi jūsų akivaizdoje, yra ne tavo reikalas. Šis suvokimas yra tikras, kai gali pajusti visceralinį palengvėjimą savo kūne. Tai didžiulis pokytis, išlaisvinantis tave daugeliu lygmenių. Tai kalbu iš savo patirties.
Atsilaisvina daug užspaustos energijos ir tampa tai džiaugsmu. Dideliu ir tiesiog be priežasties. Tavo didumas nereiškia, kad kiti yra maži. Oi ne. Ir jų nesugebėjimas to suprasti nėra tavo atsakomybė. Suteik sau leidimą nustoti aiškintis ir atsiprašyti už tai, kad esi didinga aš, kad esi didelė ir užėmė daug erdvės. Pastebėk, ar esi karalienė ar princesė. Įsivertink. Princesė ta, kuri reikalauja ir kiti turi tai daryti už tave. Ar karalienė, kuri gali įvaldyti save ir motyvuoti kitus. Gyventi savo gyvenimo geresnę versiją. Tai yra didelis skirtumas. Reikalauti ar keisti savo aplinką. Karalienė ta, kuri keičia. Karalienė ta, kurie priima žmonės ten, kurie yra. Gali leisti jiems būti tokiems, kokie jie yra ir sąžiningai bei atvira širdimi. Tiesiog būti savo centre, be ištaškinimo savo energijų. Galima gyventi savo didybę su džiaugsmu ir dėkingumu. Kuo labiau save branginsi ir puoselėsi, gyvensi visapusiškiau iš savo vidinės šviesos, tuo labiau suteiksi kitiem leidimą daryti tą patį. Mesgi kopijuojam iš savo aplinkos, ne žodžių, bet energetiką. Karalienė tampa ta lyderė savo buvimu, keičia žmonės. Pasirinkimus tie, kurie yra jiem patiem naudingesni. Taigi linkiu visoms kasdienybę atrasti tyro džiaugsmo energiją. Kai tavo vidinis vaikas jaučiasi pakankamai saugus tavyje, kad galėtų įnešti savo žaidimo jausmą į savo kasdienybę, savo taisyklės. Dabar aš leidžiu savo būti tuo, ko esu ir kuo man skirta būti. Leisk savo įkūnyti visą savo esybės platumą ir apimtį. Leisk savo duoti daug, priimti daug, mylėti dideliu mastu, būti mylimai, pasiekti daug, gyventi dideliu mastu, duoti daug kitiems. Netaupyk meilės, neskubėk, tiesiog jausk savo ir dalinkis. Kai pamatysi savo vidinį turtą ir perteklinį būties turtingumą, greičiausiai patirsi natūralų šalutinį poveikį. Daugiau galimybių, meilės santykių, pamatuojama turtą ir sėkmę. Tai yra neatsiejama. Tai ir yra meistriškumas. Mokslas dabar teigia, kad norint manifestuoti tai, ko trokšti, savo širdies energiją turi atverti. Tai turi tekėti per visą tavo kūną. Tuomet širdis pasiunčia šią energiją į smegenis ir taip atsiranda kitokių galimybių. Tarsi atsiveri į kitokį pasaulį. Pati atveri savo širdim kitokį portalą. Ką reiškia būti visaverčiu pertekliniu savimi kasdieninėme gyvenime? Pavyzdžiui, suteiki savo erdvės būti tuo, kas esi ir myli save šią akimirką. Ir man atrodo, tai niekada nesibaigia šitą kelionę. Žinojimas, kad visata galiausiai yra draugiška, nesvarbu, kokios yra dabartinės išorinės sąlygos. Neleidi, kad tavo vidinė erdvė būtų užgrozdinta negatyvumu, kova ar nepritekliumi. Viską, ką darai iš aukšto lygio. Išlaikai aukštas vibracijas. Žinai, kad būtis yra svarbiausia. Kasdieniam gyvenime pirmenybę teiki
grinai būties būsenai. Tiksliau buvimo kokybei. Puoselėjai save ir savo vidinį vaiką, kai tik tau to reikia. Ir čia priretu. Pirmenybė ta prasme. Vertini save ir tuos, kurie aplink tave sukuri didžiulę vertę kitiems. Turi nepriekaištingas ribas, kurios padeda tau būti savo aukščiausioje aš. Į kasdienybę neši žaidimo jausmą, aiškiai ir sąžiningai bendrauji. Rūpinėsi savo kūnu. Atsisakai visų abejonių ir rūpesčių ir pasitiki, kad viskas bus gerai. Tokia yra nepriklausomos suverenios moters meistriškumo kelionė. Savęs ugdymas ir perauklėjimas. Kai pradedi valdyti save, savo rezultatus ir tai, kaip nori praleisti laiką šio žemėje. Jei nori tapti karalienę meistriškai įvaldžiusią save, kviečiu tave pratęsti šitą kelionę į kursą malonumo galia, kur atrasi per savo kūną tą vidinę jėgą bei seksualumą. Jei šio video klausaisi ar podcast'o, jei esi pora, kartu kviečiu jūs abu į tantrinį masažą, kur išmoksi, kaip įjungti savo kūną ir savo gyvybinę energiją, išlaisvinant visus blokus, kur galėsi tapti vienas kitam terapeutu ir įgalintojų didesnės versijos savęs visom prasmėm. Daugiau informacijos ir registraciją rasi pridėtą prie šito video linkus. Taigi visiems išklaususiem ir neišklaususiem linkiu daug malonumo ir tolesnės kelionės ten, kur gyvena malonumas. Ir tarp kitko rašinėju šitą podcastą Liūto vartos dieną, nes tai galinga diena manifestacijoms ir naujoms galimybėms. Linkiu visiems, ypatingai moterim, nes daugiau dirbu su moterim, asmeninės galios, tapti nepriklausomą stiprią save mylinčią asmenybę, kad manifestuoti gyvenimą pagal save. Myliu jūs visas, mylėkit save, gerbkite ir siekite pačio geriausio dėl savęs.